Sezoną baigę ekraniečiai pratęsė seną klubo tradiciją ir apsilankė Panevėžio Žemynos progimnazijoje. Vaikus pradžiugino į sporto salę įžengė Kornelijus Timofejevas, Arnas Ribokas, Dežan Dženič, Aleksandras Šušniar ir Učena Ume. Futbolininkai vaikams dalijo autografus ant unikalių kortelių su žaidėjų atvaizdais, bendravo ir kartu fotografavosi. Ekraniečiai moksleivius taip pat pakvietė kartu pažaisti futbolo kvadratą, pabandyti pelnyti įvartį į Kornelijaus Timofejevo saugomus vartus ir išmėginti jėgas draugiškose rungtynėse. Juose ekraniečiai pirmavo 2-0, tačiau netrukus jų vartus masiškai apgulė kone 30 vaikų armija. Moksleiviai pasinaudojo kiekybinę persvarą ir rungtynės baigėsi lygiosiomis 2-2. Po renginio ekrano žaidėjai mokyklai įteikė 2 futbolo kamuolius, o aktyviausius vaikus apdovanojo ekrano atributiką. Alex, what your impression about today? Yeah, it's very good, you know. It's very good. To come to this school, you know. Atvykome į mokyklą susitikti su mokiniais, jie nori su mumis parungtyniauti, įgauti patirties. Čia buvo išties linksma, džiaugiamės, kad galėjome sudalyvauti. Enjoy kokuška. Yeah, it's good. Kas šiandien paliko tau didžiausią įspūdį šio renginio viso? Galbūt vaikai, noras jų dalyvauti, kad laiminga ekraniečiai atvažiavę yra. Jiems svarbiausia, kad jiems šypseną suteikia. They finish the school and they play football, normal. And I think this is best Po from this pamokų jie žaidžia futbolą, tai normalu. Manau, kad tai geriausia, ką mes galime vaikams duoti. Mes turime būti pavyzdžių, kad vaikai turėtų į ką lygiuotis. Jie turi pamatyti, kaip mes treniruojamės, kaip mes žaidžiame. Reikia parodyti jaunimui mūsų kasdienybę. Džiaugiuosi čia būdamas. Kuris žaidėjas iš komandos paliko didžiausią įspūdį? Man labiausiai patiko Uči, Kodėl? nes jis žaidė intensyviai, man labiau patiko jis. O vartininkas man irgi neblogai. Gynė vartus labai gerai. Ne, čia labai svarbu. Kaip jaunimas atrodo tai futbolai aikštėje? Yra talentingų, yra. Davė kovos. Kaip turi būti davę, net suprakatau visą. Matot, kad mokiniai dar ir po renginio nepaleidžia ekrano futbolininkų ir labai džiaugiasi. Ir tie renginiai tiesiog užėmė ne tik vieną pamoką, bet ir 2 pamokas. Ir jie prasmingi. Gyvas pavyzdys mokiniams, ko reikėtų siekti, norint pasiekti sportinį meistriškumą. Taip pat yra ir kartu ir nauja pamokos forma, kur vaikams atneša daug teigiamų emocijų.